Televizoriaus ekrano šviesa apgobia veidus iškreiptus siaubo išraiškomis, kai pasaulis stebi išdavystę vykstančią jų akyse. Nepaisant to, kaip viskas vyksta, tai nėra išgalvotas siaubo filmas, tai tiesioginė transliacija. Kameros įjungtos, o ramybės studijoje išnyko. Evanderis Holyfieldas, antrasis profesionalus boksininkas, 1992 metais prarado savo titulus Ridikui Bowe. Nuo tada jis siekė teigiamos keršto ir pagaliau pasiekė pusiaukelę kelyje į pripažinimą, kuris ilgai jam buvo nepasiekiamas ankstyvaisiais karjeros metais, kai jį nuolat slėgė Maiko Taisono šešėlis. Pralaimėjęs Bowe prieš metus, Holyfieldas pareikalavo revanšo. 1993 metų lapkričio 6 dieną ir jei jis laimėtų, pagaliau pasiektų tikslą, dėl kurio taip sunkiai dirbo. Vos savaitė iki pirmųjų boksininkų susitikimo metinių, per kurias Holyfieldas neteko čempiono titulo, turėjo įvykti didysis sunkiasvorių revanšas. Kameros filmavo iš kiekvieno ringo kampo, kai HBO Sport tiesiogiai transliavo kovą iš Caesars Palace. Stadionai buvo perpildyti sirgalių, atvykusių stebėti lemiamos kovos. Daugelis jų tikėjo, kad Holyfieldas vis dar neatgaus čempiono titulo. Dideliam jų nustebimui šį kartą laimėjo Holyfieldas, pagaliau atkeršydamas su rezultatais 115 prieš 113, 115 prieš 114 ir 114 prieš 114. Nors skirtumas tarp rezultatų nebuvo įkvepianti pergalė, tai vis tiek buvo žingsnis Holyfieldo sėkmės link, kol neužslinko tamsus debesis. Praėjo 1 minutė ir 10 sekundžių 7 raunde ir iki tol Holyfieldas laikėsi tvirtai, kol tą akimirką padarė tai, ko joks boksininkas neturėtų daryti. Jo akys nukrypo nuo priešininko kumščių ir susitelkė į kažką fone, ko nesimatė. Tačiau šį vieną kartą toks sprendimas buvo pateisinamas. Kameros pasisuko į kairę, kad pamatytų, į ką žvelgė Holyfieldas. Jo nenutrūkstamas žvilgsnis privergė Bo taip pat atsisukti. Kamera, boksininkai ir žiūrovai visi išvydo tai, ko niekas nesitikėtų bokso rungtynėse. Nuo lubų su ventiliatoriumi varomu parašiutu leidosi vyras. Paraplanerijo virvės įsipainiojo viršutiniuose šviestuvuose, prieš jam atsitrenkiant į ringo konstrukciją. Nusileidus parašiutininkui, jį užpuolė ne tik apsaugos darbuotojai, bet ir įsiutusi panikos apimta minia, kuri manė, kad storulis, kaip jis vėliau buvo pramintas, kelia jiems grėsmę. Tai buvo instinktyvus nerimas, turint omenyje, kad renginyje dalyvavo politinės asmenybės Louisas Farrakhanas ir Jessis Jacksonas. Tiesiogiai per televiziją užfiksuotomis akimirkomis vyras, vis dar prisisegęs prie savo parasparnio, buvo praradęs sąmonę, todėl Bowe komanda galėjo jį sulaikyti. Per artimiausias 21 minutes apsauga ir stebėtojai bandė nuimti virvę nuo šviestuvų, bijodami gaisro. Vyras buvo nugabentas į ligoninę, nes susidūręs su minia patyrė sužalojimų. Kai ramybė buvo atkurta, rungtynės buvo pratęstos, o suskaičiavus rezultatus, Holyfieldas susigrąžino savo titulą iš Bowe. Vėliau storas vyras buvo atpažintas kaip Jamesas Milleris ir nors šis keistas parašiutavimas jį atvedė į ligoninę, tai jam nebuvo pamoka. Jis pakartojo tą patį triuką Raiders ir Broncos rungtynėse, o taip pat ir Bolton Wanderers bei Arsenal Premier lygos rungtynėse Anglijoje. Galiausiai po dar vieno triuko ten, jam buvo uždrausta atvykti į Jungtinę karalystę. Nancy Gattry, 84 metų žinoma Today Show laidos vedėjos, Savanos Gattry motina, atsidūrė pagrobimo tyrimo centre po to, kai ji buvo pagrobta iš savo namų Tucsone, Arizonoje, 2026 metų sausio 31 dieną. Dabar paskelbta nauja vaizdo stebėjimo medžiaga ir policija paprašė visų, kurie atpažįsta tą naktį maždaug už 2,5 mylios nuo Nancy namų dideliu greičiu nuvažiavusią transporto priemonę pranešti apie tai. Prašoma kreiptis į policiją, kad būtų galima nustatyti savininkus ir apklausti juos dėl galimo dalyvavimo šioje byloje. Žinoma, kad tą vakarą Nancy vakarieniavo pas savo dukrą Anę, o namo ją parvežė žentas Tomasas, 21:48 minutės. Jis laukė prie namo, kol Nancy įėjo vidun ir tik tada išvažiavo namo. 21:50 minučių jos namo garažo durys užsidarė ir manoma, kad tuo metu ji grįžo namo. Manoma, kad ji tada nuėjo į savo miegamąjį, tačiau 1:47 minutės namo durų skambučio kamera buvo atjungta. Vaizdo stebėjimo įrašas rodo, kaip kaukėtas vyras krapštosi prie įrenginio prieš jam išsijungiant.
Duval, 28 min. Nancy širdies stimuliatorius atsijungė nuo programėlės jos telefone, o kai kitą dieną ji, kaip įprasta, neatvyko į bažnyčią, jos šeima susisiekė viena iš jos draugių. Kai jos nerado namuose, šeima susisiekė su policija ir prasidėjo sudėtingas tyrimas. Greitai buvo nustatyta, kad įvyko nusikaltimas ir Nancy buvo pagrobta. Buvo pradėtos įtemptos paieškos, nes Nancy turi ribotą judrumą ir jai reikia kasdien vartoti vaistus. Todėl manoma, kad jai gresia pavojus. Vasario 3 dieną policija atskleidė, kad buvo rastas išpirkos raštelis, kuriame buvo aprašyti drabužiai, kuriuos vilkėjo Nancy, o jame kaltininkai reikalavo sumokėti išpirką bitkoinais. Prie Nancy namo paradinių durų buvo rasta biologinės medžiagos ir vėliau buvo patvirtinta, kad ji priklauso jai. Sausio 6 dieną antra žinutė buvo išsiųsta CBS News Tucsomo filialui KOLD, tačiau šio raštelio turinys visuomeniai nebuvo atskleistas. Raštelis turi būti patikrintas, nes vienas vyras jau buvo suimtas po to, kai pateikė melagingą išpirkos reikalavimą. Nuo to laiko Nancy's visureigis buvo išvežtas iš jos namų, kad jame būtų ieškoma galimų užuominų, o policija nuėmė kamerą, kuri buvo įrengta ant namo stogo. Vasario 10 dieną policija paviešino vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, kuriuose matyti kaukėtas vyras, kuris manipuliavo apsaugos kamerą. Netrukus po įrašų paviešinimo vienas vyras buvo sulaikytas, tačiau vėliau paleistas. Kalbėdamas su žiniasklaida, jis teigė, kad neturi jokio supratimo, kas yra Nancy, ir buvo šokiruotas, kai jį sustabdė policija. Neseniai paviešintuose vaizdo įrašuose, kuriuose matyti greitai važiuojantis automobilis netoli Nancy namų, gali būti naujų užuominų apie jos dingimą, tačiau pareigūnai neatskleidė, ar tai laiko rimta užuomina. Jie paprašė visų, turinčių daugiau informacijos apie šią bylą, susisiekti su FTB telefonu 100-225-5324 arba su Paimos apygardos šerifų telefonu 5203-514-900. Siūlomas $1 milijono atlygis už informaciją, padėsiančią surasti Nancy ir sulaikyti asmenis atsakingus už jos pagrobimą. 2007 metais Čekijos televizija ir jos žiūrovai turėjo atsigauti po savotiško branduolinio smūgio. Pubcasters Panorama yra ilgai gyvuojanti laida, kuri siūlo rytinį poilsį ir atskleidžia numatomas dienos oro sąlygas. Kiekvieną rytą laidoje tiesiogiai rodomi Čekijos kraštovaizdžiai, nuostabūs vaizdai atskleidžiantys šalies grožį. Laida siūlo panoraminius gamtos peizažų arba miestų vaizdus ramiu internetinės kameros stiliumi. Vaizdo įrašus dažnai lydi muzika arba nenutrūkstamas gamtos garsas. 2007 metų birželio 17-ąją ramų sekmadienį šio regiono gyventojai įsijungė savo mėgstamą rytinę laidą, kai tik pabudo arba ruošė pusryčius. Šįkart vaizdą užvaldė banguotos rytų Bohemijos Kirkanašė kalnų kalvos. Balta, rūkų apgaubta filmuota medžiaga išdidžiai slinko nuo vienos kalvos pusės prie kitos. Priekyje matėsi kalnai, viduryje miškinga pieva, o tarp jų išsibarsčiusios trobelės. Tačiau vos po kelių sekundžių ekraną užliejo akinantis šviesos blyksnis. Žiūrovai namuose galėjo pamanyti, kad tai televizijos trikdis, tačiau laiko žyma rodė, kad taip nėra. Blyksnis truko kelias sekundės, kol nuslūgo, o kamera toliau judėjo per platybę. Tačiau dešinėje pusėje į dangų kilo grybo formos debesis, toks koks susidaro po branduolinio sprogimo. Jo buvimas rodė artėjančią grėsmę gyvybei. Panika apėmė šalį, kai tūkstančiai piliečių tapo tariamo sprogimo liudininkais šalyje, kurią dažnai jaudina diskusijos apie branduolinę energiją. Tačiau baimė apėmusi Čekiją greitai atslūgo, kai paaiškėjo, kad jokio sprogimo nebuvo, o tai, ką žmonės matė, buvo programišių darbas. To rajono gyventojai pažvelgė pro langus ir nepamatė jokio grybo formos debesies. Ramybė grįžo į šalį, tačiau studijoje jau vyko skubus tyrimas. Buvo nustatyta, kad su Kirkanaše įrengta čekų televizijos kamera buvo manipuliuota vietoje. Paaiškėjo, kad įsilaužėliai pakeitė vaizdo transliaciją sava, o jų transliacijoje buvo kompiuterinė animacija, vaizduojanti nedidelį branduolinį sprogimą, kylantą iš vietinio kraštovaizdžio. Nors grybo formos debesis buvo sukurtas kompiuteriu, jis atrodė pakankamai įtikinamai, kad sukeltų tokią paniką, jog šio įsilaužimo poveikis buvo prilygintas Orsono Velso 1938 metų Pasaulio karo radijo transliacijai, kuri įtikino kai kuriuos klausytojus, kad ateiviai užpuolė Žemę. Tačiau įsilaužėliai paliko vieną užuominą, kuri leido juos iš dalies atpažinti.
Adresas buvo atsektas iki provokuojančios grupės, daugiausia anonimiškų gatvės menininkų, žinomų bendrų vardu Stokovin. Vienas narys, kurio balsas buvo pakeistas, paaiškino demonstracijos priežastį. Jis teigė, kad įsilaužimas buvo skirtas priminti piliečiams, jog jie yra manipuliuojami dėl ekonominių ir politinių priežasčių. Ir užsiminė, kad tokios schemos egzistuoja net ir tokiose demokratijose kaip jų. Čekijos televizija padavė į teismą įsilaužėlius, o 6 radikalios menininkų grupės nariai 2008 metais stojo prieš teismą. Stokovin tvirtina, kad projektas, pavadintas Media Reality, nebuvo skirtas pakenkti, o siekė atkreipti dėmesį į tai, kaip žiniasklaida manipuliuoja realybę ir kaip lengva bet ką įterpti į televizijos reportažus. Stokovin yra atsakingas už keletą kitų panašių akcijų, įskaitant neoninės arfos simbolio ant Prahos pilies viršaus pavertimą klaustuku ir akimirkos, kai baigėsi Václavo Havelo prezidentavimas įamžinimą. Kvinslando policija Australijoje paskelbė vaizdo stebėjimo kamerų įrašą, kuriame užfiksuota paskutinė žinoma 70-metės Donos Wells buvimo vieta. Jos šeima apie dingimą pranešė 2025 m. gruodį. Gruodžio 9 dieną Donna ir jos vyras George'as kartu nuėjo iki autobusų stotelės Kingston Road gatvėje, Woodridge, tačiau kažkuriuo metu iki 20 val. Vakaro jie kažkaip išsiskyrė. Nuo tada jis jos nebegalėjo rasti ir nesupranta, kaip ji galėjo taip staiga dingti. Kai jo paieškos buvo nesėkmingos, jis nusprendė kreiptis į policiją ir Donna buvo paskelbta dingusia. Nuo tada buvo surengta keletas paieškų, tačiau jokių užuominų apie jos buvimo vietą nerasta. Viena iš šių paieškų buvo vykdoma pasitelkus pėdsekius šunis, valstybės ekstremaliųjų situacijų tarnybos savanorius ir policijos narų komandą. Jie kartu kruopščiai išnaršė Comptono kelią, kur paskutinį kartą buvo matyta Donna, tačiau be rezultatų. Nuo to laiko buvo paviešinti vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, kuriuose matyti, kaip Dawn eina Kingstono keliu savo dingimo dieną. Matyti, kaip George'as eina iš paskos jai, tempdamas paskui save lagaminą su ratukais. Netrukus po šio įrašo padarimo Dawn dingo, o vaizdo medžiaga buvo paviešinta, kad žmonės galėtų ją atpažinti, jei kas nors ją pastebėtų. Po šių akimirkų George'as įlipo į autobusą, kuriuo jie abu ketino važiuoti, tačiau tada suprato, kad ji nepasiekė jo ir liko. Tada jis grįžo atgal į autobuso stotelę, tačiau tuo metu Dawn jau niekur nebebuvo matyti. Reikėtų pažymėti, kad Dawn turi sveikatos problemų ir jai reikalinga nuolatinė medicininė priežiūra, todėl jos dingimas kelia dar didesnį susirūpinimą dėl jos gerovės. Po to, kai jos istorija buvo parodyta žiniasklaidoje, keli žmonės susisiekė su policija ir pranešė, kad matė Dawn. Pranešama, kad Dawn buvo pastebėta Kvinslando Harvey Bay'uje, taip pat Tumbos mieste ir Gold Coast'e. Vienas liudininkas teigė, kad matė Dawn greitkelyje Melburne, tačiau visi šie pranešimai buvo patikrinti ir teigiamų rezultatų nedavė. George'as nuo tada viešai kreipėsi su prašymais suteikti informacijos apie jos bylą ir paragino visus, kurie žino, kur ji yra, nedelsiant susisiekti su atsakingomis institucijomis. Kad padėtų žmonėms prisiminti, Kvinslando policija vienoje iš paieškos vietų pastatė manekeną ir aprengė jį drabužiais panašiais į tuos, kuriuos, kaip žinoma, paskutinį kartą vilkėjo Dawn. Šie daiktai apima juodą marškinėlius, mėlynus džinsinius šortus, žalią kepurę su snapeliu ir žaliu užrašu priekyje, rožinius batus ir juosmens rankinę. Buvo susisiekta su ligoninėmis šioje teritorijoje, tačiau jos neturi jokių įrašų, kad Dawn būtų buvusi paguldyta. Ir žinoma, kad ji nenaudojo savo Go Card, elektroninės išmaniosios kortelės naudojamos viešajam transportui Australijos regionuose, nuo tada, kai dingo. Kadangi be savo kasdienių vaistų ji galėjo pasimesti ir dezorientuotis, manoma, kad Dawn sveikatos būklė galėjo prisidėti prie jos dingimo. Jei Dawn būtų pastebėta, ji gali būti panašios būklės, todėl prie jos reikėtų prieiti ramiai. Apibūdinama, kad Dawn turi išskirtinius pečius, siekiančius rudus garbanotus plaukus, yra 1,57 m ūgio ir liekno sudėjimo. Ji taip pat vaikšto išskirtinę eiseną. Visi, turintys informacijos apie Dawn buvimo vietą, turėtų susisiekti su Police Link telefonu 131444 arba skambinti pagalbos numeriu 000. Tai buvo Jungtinių valstijų kosminis šatlų orbitinis laivas Columbia misijoje STS-017, 28-oje kosminėje misijoje 2003 m. sausį. Šis aparatas pirmą kartą į kosmosą pakilo 1981 metais.
Per ateinančius 20 mečius jis buvo įvairiai tobulinamas, tikrinamas ir inspektuojamas, o vėlesnėse misijose nebuvo užfiksuota jokių žinomų problemų iki šios akimirkos, kuri buvo transliuojama tiesiogiai visai tautai. 28-oji misija buvo suplanuota 2001 metai sausio 11 dienai, 2 metais anksčiau, nei ji iš tikrųjų įvyko. Keletas problemų trukdė projektui startuoti pagal numatytą grafiką. Kiekvieną kartą, kai erdvėlaivis buvo pasiruošęs, dėl įvairių priežasčių įvykdavo vėlavimų. Atrodė, kad laukti buvo verta. 2003 m. sausio 16 d. minios susirinko prie savo namų, jų akys buvo nukreiptos į dangų, tikėdamiesi pamatyti, kaip raketa prasiveržė pro atrodytų neįveikiamą dangų. Kiti stebėjo įvykius tiesiogiai per televizoriaus ekranus. Kameros buvo nukreiptos į viršų, kad užfiksuotų milžinišką konstrukciją. Jis atliks mikrogravitacijos eksperimentus už Žemės ribų. Visa šalis stebėjo su nuostaba, kai prasidėjo Žemę drebinantys drebėjimai ir erdvėlaivis pakilo į dangų, artėdamas prie 8 minučių 34 sekundžių ribos prieš įskriedamas į orbitą. Tačiau praėjus 80 sekundžių nuo paleidimo pasirodė pirmasis ženklas, kad misija gali pakrypti bloga linkme. Nuo erdvėlaivio kuro bako atplyšo izoliacinės putos gabalas ir nuskriejo link kairiojo sparno, atsitrenkdamas į jo kraštą. Kameros priartino susidūrimą, tačiau inžinieriai negalėjo nustatyti nei tikslios vietos, nei žalos masto. Tai nebuvo pirmas kartas, kai kažkas panašaus nutiko. 3 ankstesni šatlo paleidimai patyrė panašią žalą, tačiau ji niekada nebuvo kritinė. Visi šie incidentai, įskaitant ir šį, buvo vertinami labai rimtai, nes agentūros inžinieriai manė, kad sparno pažeidimas gali sukelti katastrofišką gedimą. Kadangi erdvėlaivis jau buvo ore ir niekas negalėjo saugiai sustabdyti jo trajektorijos, misija buvo tęsiama. Ir artimiausias 2 savaitės Kolumbija dreifos orbitoje. Per tą laiką į šiuos nuogastavimus nebuvo reaguojama, nes pasak NASA, jei erdvėlaivis būtų stipriai pažeistas, tuo metu niekas negalėjo ištaisyti situacijos. Erdvėlaivis turėjo grįžti vasario 1 ir jis įskriejo į atmosferą tiksliai pagal grafiką. Vėlgi, kameros transliavo įvykį tiesiogiai, o WFAA ir ABC rodė sugrįžimą per televizijos ekranus visoje šalyje. Kolumbija į Žemės atmosferą įskrido tą rytą 8:43 valandų. Visiškai sveika, be jokių ženklų apie tai, kas nutiks toliau. Štai jis skrenda, pasigirdo WFAA vedėjo balsas. Ryški šviesa, kurią matote, akivaizdžiai yra dalis karščiui atsparios medžiagos, užsidegusios ant šatlo. Praėjus 10 minučių nuo įėjimo į atmosferą, 70 400 metrų aukštyje virš Kalifornijos pakrantės, keliaudamas 23 kartus didesniu nei garso greičiu, likus 16 minučių iki nusileidimo Floridoje, erdvėlaivis pradėjo rodyti artėjančios katastrofos ženklus. Inžinieriai pastebėjo pirmąjį indikatorių. Ten, kur turėjo būti kairiojo sparno priekinės briaunos karščiui atsparios plytelės, nebuvo nieko. Vėliau į sparną pradėjo patekti vėjas ir karštis, dėl ko jis pradėjo sprogti. Pastebėsite, čia atrodo, kad matote, kaip nuo šatlo atskyla dalys. Vėl įsiterpė pranešėjas. Nuo laužos pradėjo kristi ant žemės, kai Kolumbija skrido virš Teksaso. Erdvėlaivio nuolaužos nusileido netoli Laboko. Kameros priartino skrendančias dalis ir dūmų ruožus, žyminčius jos maršrutą. O tada, 9 val. Ryto, garsus trenksmas nuaidėjo per Dalasą. Šatlas visiškai subirėjo, sprogo danguje, o nuolaužos buvo išsviestos per kelis myles nuo pradinės vietos. Šatlaso liekanos vėliau buvo rastos daugiau nei 2000 vietų išsibarščiusių po Teksasą, Arkanzasą ir Luizianą, kas parodė šios katastrofos mastą. 35 metų Robertas Reesas Hughesas nuo 2025 metų lapkričio 29 dienos nematytas nei draugų, nei šeimos narių. Ir jie apibūdina jo ilgą dingimą kaip labai nebūdingą, kas jiems kelia didelį nerimą. Robertas kilęs iš Zingvaldo miestelio šiaurės Yorkšyre, Anglijoje, o jį pažįstantys žmonės apibūdina jį kaip labai švelnų ir mylintį žmogų, kuris niekada nebūtų negrįžęs namo apie tai nepranešęs savo šeimai. Dingimo dieną Robertas paskutinį kartą buvo matytas einantis Crabmill Lane gatve Izingvalde, o iš šio įvykio gauta vaizdo stebėjimo medžiaga dar labiau padidino susirūpinimą dėl jo gerovės, nes atrodė, kad jis buvo susižeidęs galvą. Kai tą dieną jis negrįžo namo, buvo pranešta apie jo dingimą ir nuo to laiko policija atliko keletą paieškų, tačiau jo rasti nepavyko. Yra žinoma, kad jis buvo Crabmill rajone maždaug 15 val. 10 minučių. Tačiau nėra žinoma, kur jis keliavo po to.
Šių paieškų metu buvo naudojami dronai, kad iš oro būtų išnaršyta teritorija, tikintis, jog bus rastas koks nors užuomina, galinti nuvesti policiją prie jo buvimo vietos. Tačiau deja, nieko nerasta. Roberto šeima pridūrė, kad temperatūra toje vietovėje smarkiai nukrito nuo tada, kai jis dingo, ir dabar jie nerimauja dėl jo sveikatos, nes paskutinį kartą matytas jis nebuvo apsirengęs tokiam šaltam orui. Gyventojų, gyvenančių tarp Barų Bridžo, Izingvaldo ir Tirsko, buvo paprašyta peržiūrėti savo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, galbūt juose užfiksuotas Robertas, ir kuo greičiau perduoti tuos įrašus policijai, kad tose vietovėse būtų galima vykdyti paieškas. Jų taip pat buvo paprašyta patikrinti visus ūkinius pastatus savo valdose, jei Robertas būtų ieškojęs prieglobsčio nuo oro sąlygų. Tyrėjai pranešė, kad skaitmeniniai duomenys rodo, jog jis galėjo eiti per Raskelfo apylinkes, išėjęs iš Izingvaldo, ir kad tam tikru metu galėjo eiti per Braffertoną. Iš Crabmill Lane buvo surinkta vaizdo stebėjimo kamerų medžiaga, kurioje matyti, kaip Robertas eina į tą teritoriją, kaip ir buvo įtarta. Šios nuotraukos buvo paviešintos, kad visuomenė sužinotų apie jo bylą. Tikimasi, kad kas nors jį atpažins ir susisieks su policija. Pareigūnai pridūrė, kad jie pasitelkė specializuotus išteklius Braffertono ir Helperbio rajonuose, tačiau be rezultatų. Lieka nežinoma, ar galvos sužalojimas yra susijęs su jo dingimu, tačiau tokia galimybė nėra atmetama. Robertas apibūdinamas kaip turintis retėjančią plaukų liniją, vidutinio kūno sudėjimo ir 160 cm ūgio. Vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose jis matomas vilkintis tamsios spalvos neperšlampamą striukę, pilkas čino kelnes ir avintis žygio batus. Visi, kurie matė Robertą arba žino, kur jis galėtų būti, raginami skambinti numeriu 101 ir susisiekti su Šiaurės Jorkšyro policijos tarnyba. Jei atrodo, kad jis yra pavojuje, arba jei tiksliai žinote, kur jis yra, turėtumėte skambinti numeriu 999, nurodydami nuorodos numerį. 122-502-251-46. Visą informaciją policija gaus nedelsiant ir padarys viską, ką gali, kad kuo greičiau surastų Robertą. Tai buvo 2004 metų lapkričio 19 naktis, kai NBA pasikeitė visiems laikams. Chaoso ir įniršio kupinas įvykis sudaužė ir sugriovė reputacijas, o trapius žaidėjų ir sirgalių santykius paveikė. Tai buvo neapgalvotų akimirkų grandinė, kuri tiesiogiai rutuliojosi televizijos ekranuose, o nieko neįtariantys Indianos Pacers ir Detroito Pistons sirgaliai stebėjo viską iš savo namų, statydami ilgalaikius statymus už tai, kas laimės rungtynes. Krepšinio rungtynės vyko rūmuose Auburn Hillse, Mičigane, kurie vėliau davė šiam incidentui pavadinimą Malice at the Palace. Metų metus NBA po paviršiumi tvyrojus įtampai, Pacers ir Pistons išėjo į aikštelę. Jie turėjo žaisti 48 minučių rungtynes, kurios virto 2 valandas ir 49 minutės trukusių įvykių. Rungtynėmis, kurios buvo transliuojamos tiesiogiai. Ketvirtojo kėlinio buvo likę tik 45,9 sekundės, kai Pistons vidurio puolėjas Benas Volisas bandė mesti iš po krepšio, tačiau buvo prasižengta iš nugaros. Tai padarė Pacers lengvasis krašto puolėjas Ronas Artestas. Būtent tada įsiplieskusios įtampos pasiekė aukščiausią tašką. Volisas, įsiutęs, kad jo metimas buvo sužlugdytas, pastūmė Artestą ir tai įžiebė muštines, kurios kilo tiesiog aikštėje. Komandos žaidėjai įsivėlė į muštines, o teisėjai ir rungtynių pareigūnai bandė juos išskirti. Vėliausiai konfliktas nurimo, tačiau įtampa vis dar tvyrojo, todėl pareigūnai galėjo aptarti įvykio pasekmes. Laukiant interviu, Artestas gulėjo ant sekretoriato stalo, tai staiga iš niekur įsiutęs Pistons sirgalius, supykęs, kad rungtynės buvo sustabdytos, likus vos 45 sekundėms, sviedė gėrimą tiesiai į vis dar įniršusį Artestą. Kartu su komandos draugu Stevenu Jacksonu, jie abu įniršę pakilo į tribūnas ieškoti gėrimą sviedusio sirgaliaus. Deja, Artestas sugriebė ne tą sirgalių. Tikrasis kaltininkas buvo keliose eilėse aukščiau. Komandos draugai sučiupo nekaltą sirgalių ir tai sukėlė visišką chaosą, palikdami žiūrovus namuose nusivylusius. Buvo ne tik sustabdytas rungtynių žaidimas, bet ir išniekinta The Palace of Auburn Hills arena. Šventa čempionatų vieta virto mūšio lauku, o šis konfliktas paliko sirgalius nusivylusius. Jermenas O'Neillas, Pacers komandos narys, taip pat įsitraukė į chaosą, kai dar vienas sirgalius įžūliai išėjo iš tribūnų į aikštelę. Reaguodami į didėjantį chaosą, sirgaliai iš visos salės pradėjo griebti viską, ką tik galėjo, ir mėtyti tai į žaidėjus. Apie rūmuose vykstantį incidentą buvo pranešta pareigūnams, todėl įvykio vietoje pasirodė gausios policijos pajėgos, kad atkurtų tvarką.
Areną pavyko išvalyti ne greičiau kaip per 10 minučių, o minia vis dar mėtė spragėsius ir gėrimus į komandos narius, kai šie pradėjo išeiti pro tunelius. Žaidėjus policija palydėjo į saugią vietą, o rungtynės buvo nutrauktos. Nors rungtynės taip ir nebuvo užbaigtos, NBA pergalę skyrė Pacers komandai pagal rezultatą tuo metu, kai rungtynės buvo nutrauktos – 97-82. Tačiau šis pasiekimas nebuvo lydimas džiaugsmo ar šventės. Artestas buvo diskvalifikuotas likusiai sezono daliai, tai yra dar 86 rungtynėms. Tai ilgiausia diskvalifikacija NBA istorijoje už konfliktą aikštėje. Tai, kas turėjo būti jo sūnaus pasiekimo šventė, virto įnirtingomis 73 metų Rubeno Vaitakos paieškomis, o jo šeima pareiškė, kad labai nerimauja dėl jo psichinės sveikatos, nes prieš dingdamas jis elgėsi keistai. 2025 metų gegužę Rubenas ir jo žmona Elizabeta atvyko iš savo gimtosios Kenijos į Alabamą, kur planavo dalyvauti ir švęsti pirmojo anūko vidurinės mokyklos baigimą. Jie atvyko į JAV ir gegužės 14 dieną pasiekė Alabamą. Po to nuvyko į namą priklausantį jų šeimos nariams. Jie ten praleido naktį, tačiau kitą rytą viskas pasisuko keista linkme. Rubeno dukra, Emilia N. Balua, teigė, kad jos tėvas atrodė sutrikęs nuo pat atvykimo į Alabamą dienos, nes jis ne visada atrodė žinantis, kur yra ar kodėl ten yra, o tai jam visiškai nebūdinga. Elizabeth paaiškino, kad ji taip pat pastebėjo tą patį keistą elgesį 15 rytą ir pateikė policijai tos dienos ryto detalės. Ji teigė, kad Rubenas vienu metu išėjo iš šeimos namų, o kai jis su juo kalbėjosi, jis atrodė sutrikęs ir pasimetęs. Jis taip pat keistai elgėsi antroje jų skrydžio iš Frankfurto į Alabamą dalyje, nes tapo nerišlus ir Elizabeth turėjo padėti skrydžio palydoviai išlaikyti jį savo vietoje. Oro uoste jis bandė lipti eskalatoriumi priešinga kryptimi ir nukrito susižeisdamas kelį. Jis vis nueidavo nuo namų ir iš pradžių ji bandė jį įkalbėti grįžti, bet veltui. Tada ji pradėjo jį sekti, bet suprato, kad namo durys liko neužrakintos, todėl greitai grįžo jų užrakinti. Tačiau kai ji bandė jį pasivyti, suprato, kad jo jau nebemato ir nuo to laiko jo niekas nebematė. Žinoma, kad po pirmojo pastebėjimo bent 2 vairuotojai pavežė Rubeną, tačiau Calera policijos departamentas neturi jokios informacijos, kur jis nuvyko po to. Žinoma, kad jis pasinaudojo kažkieno pavėžėjimu, kai dar buvo šeimos rajone, o antrasis asmuo nuvežė jį į Chevron degalinę, esančią maždaug už 2 mylių nuo namų, tačiau vis dar neaišku, kodėl jis norėjo ten nuvykti. Rubeno šeima mano, kad jis gali bandyti grįžti į Keniją būdamas sumišęs ir yra pareiškusi, kad jis gali paprašyti kažko nuvežti jį į miestą. Jis taip pat gali bandyti grįžti į Kimbonį, Somaliją, nes būtent iš ten jis kilęs. Dabar buvo paviešintas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame matyti paskutiniai žinomi jo judesiai. Džeime matyti Rubenas degalinėje ir galima pastebėti, kaip jis sparčiai eina, rankas sudėjęs už nugaros. Jo elgesyje nieko neįprasto nepastebima, išskyrus tai, kad jis galėjo būti sutrikęs. Vaizdo įraše taip pat matyti, kaip jis eina šiek tiek šlubuodamas, tai yra pasekmė kritimo oro uosto eskalatoriuje. Liudininkė policijai pasakojo mačiusi vyrą atitinkantį Rubeno apibūdinimą, ropojantį po netoli degalinės esančio klubo vartais. Tada jis atsistojo ir nuėjo į netoliese esantį miškelį, o nuo to laiko namo negrįžo. Buvo pasiūlyta, kad jis galėjo gauti dar vieną pavėžėjimą iš sunkvežimių aikštelės esančios už degalinės. Ir jei taip, jis galėjo išvykti iš Caleros. Dabar visuomenės buvo paprašyta nesiūlyti jam pavėžėjimo, jei jis bus pastebėtas, o vietoj to nedelsiant susisiekti su policija, kad jis galėtų vėl būti su savo šeima. Elizabeth grįžo į Keniją ir labai laukė bet kokių gerų žinių apie savo vyro dingimą. Rubenas apibūdinamas kaip turintis juodus plaukus ir rudas akis, apie 1,52 cm ūgio ir sveriantis apie 75 kg. Jis paskutinį kartą buvo matytas vilkintis čakis spalvos kelnes ir languotus marškinius su sagomis. Visi, kurie matė Rubeną arba žino, kur jis gali būti, raginami susisiekti su Alabama telefonu 205 66 83 505 arba skambinti 911. 1995 metų gegužės 17 dieną 18 val. 45 minutės. Televizorių ekranai visame San Diege ūžė nuo netikėto pertraukimo. Skubios naujienos, ką tik gautos žinios nutraukė tylą ir pertraukė animacinius filmukus. Amerikos geriausiame mieste gatvėse vyko kažkas neraminančio. CBS vakaro žinios tiesiogiai nušvietė besivystantį įvykį, kad miestas galėtų tai stebėti.
Žiūrovai namuose matė tai, kas atrodė kaip karo pradžia. Buvo matyti, kaip per kelią rieda armijos tankas. 58 tonų karo mašina siautėjo judriomis gatvėmis, tačiau ne dėl artėjančio konflikto. Ji ten neturėjo būti išvis. Viduje buvo užgrobėjęs 35 metų Šonas Timotis Nelsonas, Jungtinių valstijų armijos veteranas, kurio motyvai iki šiol lieka nežinomi. Prieš 15 metų Nelsonas tarnavo kaip tanko vadas ir šis spontaniškas pasivažinėjimas karo mašina rodė, kad jis nebuvo praradęs tanko vado įgūdžių. Dėl nežinomų priežasčių jis ryžosi užgrobti šią neįprastą transporto priemonę ir lėkti per San Diego gatves. 6 mylias pavogtas M60A3 tankas buvo vairuojamas per stovinčius automobilius, traiškydamas viską savo kelyje, o vienu momentu jis net turėjo prie savęs įstrigusį šviesoforą, kurį laiką tempė kartu su savimi. Policijos sirenos kaukė šalia šios naikinimo mašinos, desperatiškai bandydamos ją sulėtinti, tačiau pastangos truko beveik 30 minučių. Žiūrovams sėdint namuose ir stebint šią nerimą keliančią dilemą, daugelis svarstė, kaip tiksliai visa tai prasidėjo. Prieš pusvalandį Nelsonas atvažiavo savo Chevy furgonu į Kalifornijos nacionalinės gvardijos arsenalą Kirinimesoje. Paprastai įstaiga užsidarydavo 17 valandą, todėl vartai būdavo užrakinti. Tačiau tą vakarą laimiai darbuotojai transporto priemonių aikštelėse dirbo ilgiau nei įprastai. Veteranas tiesiog įžengė pro neužrakintus ginklų sandėlio vartus, sulaužė spyną, kuris saugojo transporto priemonę, ir įlipo į tanką perliuką. Tada jis išvažiavo iš aikštelės, nesustabdytas darbuotojų, kurie bandė jį sustabdyti. Važiuodamas, jis traiškė automobilius, nuvertė šviesos stulpus, kemperį, gaisrinius hidrantus, šviesoforus ir stulpus, kurie tiekė elektrą daugeliui gyventojų, padarydamas milžinišką žalą. Laimiai, Nelsonas niekada neiššovė iš to, kas buvo laikoma didžiausiu šaunamojų ginklu San Franciske. Jis tiesiog traiškė viską, kas buvo priešais jį, tarsi tai būtų žaislai po bėgančio mažylio kojomis. Žiūrovai sulaikė kvėpavimą, kai persekiojimas pagaliau sustojo, o pareigūnai puolė iš savo automobilių ir šoko ant svyruojančio tanko. Po šio siaubingo įvykio tuometinis gubernatorius Pitas Wilsonas įsakė nacionaliniai gvardijai įdiegti naują apsaugos sistemą, kad ateityje būtų užkirstas kelias tokiems siautėjimams. Yra mažai informacijos apie ukrainietės moters vardu Natalija dingimo atvejį. Ji buvo paskelbta dingusia iš Bostono miesto Lincolnshire, Anglijoje. Valdžios institucijos dėl nežinomų priežasčių nepaskelbė jos pavardės, tačiau jos ieško žmonių galinčių padėti tyrime. Manoma, kad Natalijai yra apie 45 metų. Žinoma, kad dingimo dieną, penktadienį, 2026 metų sausio 23 dieną, ji lankėsi pas kelis savo draugus. Iš ten jie išėjo ir manoma, kad paskutinį kartą buvo matyta einanti namo apie 20 valandą tą vakarą, tačiau nuo to laiko jos niekas nebematė ir negirdėjo. Pirminėme kreipimėsi į visuomenę, kai buvo pranešta apie jos dingimą, tyrėjai nurodė, kad paskutinį kartą ji buvo matyta vaikštantis Luce tilto rajone netrukus prieš dingimą, praėjus nedaug laiko po to, kai ją paskutinį kartą matė draugai. Kai po to kreipimusi nebuvo gauta jokių užuominų, buvo paskelbtas antras kreipimasis, kuriame visuomenės buvo paprašyta atkreipti dėmesį į Nataliją ir nedelsiant susisiekti su policija, jei ji bus pastebėta, kad ją būtų galima surasti. Todėl jie paprašė, kad visi, kurie buvo Sluic tilto rajone nuo 9:15 vakaro iki 10:30 vakaro, susisiektų su jais, kad būtų galima juos apklausti apie tai, ką jie matė. Jie gali net nežinodami turėti informacijos, kuri galėtų padėti surasti Nataliją, todėl reikia ištirti visas galimas užuominas. Jie ypač nori pasikalbėti su visais, kurie matė moterį einančią pėsčiųjų taku Witham Bank West link Witham Gardens. Jie pridūrė, kad gavo keletą užuominų, kurios buvo patikrintos, tačiau jos nepadėjo surasti Natalijos. Kai šis prašymas taip pat nedavė jokių naujų užuominų, policija paviešino vaizdo stebėjimo kamerų įrašus iš vietos, kurioje Natalija paskutinį kartą buvo pastebėta vaikščiojanti ir galimo įtariamojo, su kuriuo jie norėtų kuo greičiau pasikalbėti. Įraše, kuris trunka tik 11 sekundžių, matyti, kaip vyras lėtai eina per šliuzo tiltą. Manoma, kad jis ėjo tą pačią kryptimį kaip ir Natalija ir tikimasi, kad jis ją pastebėjo prieš jos nepaaiškinamą dingimą. Jei taip yra, jis galėtų pranešti, kuria kryptimi ji nuėjo po to, kai buvo pastebėta. Ir tuomet tos vietos galėtų būti kruopščiai ištirtos ieškant užuominų apie jos dabartinę buvimo vietą. Reikėtų pažymėti, kad jis nėra laikomas susijusiu su jos dingimu. Jis laikomas tik galimų liudininku.
Vaizdo įrašo stambus planas rodo, kad jis vilkėjo pilką ilgomis rankovėmis viršutinį drabužį ir juodas kelnes, o ant galvos galėjo būti užsidėjęs kepurę. Visuomenės taip pat buvo paprašyta pranešti, jei kas nors atpažįsta šį vyrą, nes jis gali nežinoti, kad yra galimas liudininkas. Natalija apibūdinama kaip turinti šviesius iki pečių plaukus, šviesias akis ir yra maždaug 170 cm ūgio. Ji yra vidutinio kūno sudėjimo ir gali būti atpažinta pagal randą virš antakių. Ji dažniausiai dėvi tamsius drabužius, tačiau pareigūnai nepaskelbė, ką ji vilkėjo paskutinį kartą, kai buvo matyta. Jei pastebėjote Nataliją arba turite kokios nors naujos informacijos apie jos dingimą, prašoma paskambinti skubios pagalbos numeriu 101 ir nurodyti bylos numerį PID 119 580. Taip pat informaciją galima pateikti paskambinus numeriu 999. Buvo 1989 m. spalio 17 diena, o San Francisco įlankos rajonas pulsavo jauduliu. Vyko beisbolo pasaulio serija, o atkintamosios varžybos tarp Oklando Athletics ir San Francisco Giants jau buvo prasidėjusios. Pirmosios rungtynės vyko Oklando Alameda apygardos koliziejuje, o trečiosios serijos rungtynės turėjo vykti San Francisco Candlestick parke. Ta diena buvo 5 val. Vakaro, kai abiejų vietinių komandų žaidėjai susirinko arenoje, laukdami, kol galės užimti savo vietas aikštėje. Rungtynės buvo suplanuotos 17:30, bet teko laukti pusvalandį. Kameros jau veikė, o 1989 m. beisbolo pasaulio serija buvo transliuojama tiesiogiai. Savo namų jaukume sirgaliai stebėjo, kaip Athletics ir Giants kovoja aikštėje, svarstydami, kas laimės trečiąjį 4 rungtynių serijos susitikimą. Televizorių ekranai suzvimbė, triukšmas nurimo ir žiūrovus pasitiko Candlestick Park vaizdas. Per foninę muziką girdėsi Alo balsas. Mes priartiname vaizdą prie Candlestick Park, pasakė Al. Kamera priartino stadioną, kai vedėjas paskelbė, kad įlankos mūšis jau prasidėjo. Ekranas mirga ir rodo artimą Maiklo vaizdą stovintį aikštėje, o fone matyti didelė beisbolo sirgalių minia. Vedėjas aptarė ankstesnės rungtynes tarp šių dviejų komandų iki šio momento ir paminėjo Giants sudėties pakeitimus, taip pat pažymėjo, kad jų laukia sunkus iššūkis. Norint laimėti pasaulio seriją, reikia 5 pergalių. Praėjus 2 minutėms nuo pristatymo pradžios, 17:04 val. Televizoriai visame San Franciske pradėjo traškėti, o garsą užgožė zvimbimas. Triukšmas ir spalvotos juostos iškraipė vaizdą, o tada iš chaotiško triukšmo vėl pasigirdo Maiklo balsas. Drebantis ir išsigandęs, jis patvirtino, kas vyksta. Vyksta žemės drebėjimas, įsiterpė jis tarp chaoso. Žemės drebėjimas, kuris nutraukė 1989 m. pasaulio serijos tiesioginę transliaciją, buvo Loma Prieta, plyšys palei San Andreaso lūžį. 7,1 balo stiprumo drebėjimo epicentras buvo netoli Loma Prieta viršūnės Santa Cruzo kalnuose, o jo stiprumas buvo tik 2,4 balo mažesnis nei didžiausio kada nors užfiksuoto žemės drebėjimo. Drebėjimas supurtė žemę nuo Santa Cruzo iki Oklando, sudrevino stadioną, suskaldė žemę, išvertė medžius ir apgadino pastatus. Nors stadionas, kuriame vyko trečiosios rungtynės, liko sveikas, to paties negalima pasakyti apie likusią San Francisco dalį. ABC News reportažas iš sraigtasparnio parodė žemės drebėjimo mastą, sklindė virš teritorijos ir užfiksavo vaizdus, primenančius 5 kategorijos uragano padarinius. Daugenio tiltų kelios atkarpos buvo sugriuvusios. Visame mieste siautėjo gaisrai. Dūmai kilo į dangų. Keliai buvo sugadinti, elektros laidai buvo nuversti, o daugelis pastatų sugriuvo ant žemės. Ši nelaimė padarė $5 milijardų nuostolių. Namų, kurių beveik nepalietė staigus netikėtas drebėjimas. Televizorių ekranuose vis dar buvo matomas žalias fonas su užrašu Pasaulio serija, kuris dominavo pirmame plane. Maiklas ir jo bendravedėjas vis dar buvo girdimi sakantys: nežinau, ar mes eteryje ar ne, o kitas vedėjas pridūrė: na, mylieji, tai didingiausia pradžia televizijos istorijoje. Ir tai tikrai buvo tiesa. Paprastai, kai kas nors dingsta, policija iš karto pradeda ieškoti vaizdo stebėjimo kamerų įrašų, kurie galėtų padėti surasti tą asmenį. Ir tai suteikia palengvėjimą, kad tokie įrašai apskritai egzistuoja. Tačiau 40-mečio Adžanijo Campbello dingimo atveju surinkti vaizdo stebėjimo kamerų įrašai tik dar labiau sukėlė nerimą tyrėjams ir jo artimiesiems, nes atrodo, kad jis galėjo bėgti nuo kažko prieš dindamas.
Adžanis, geriau žinomas savo draugams ir šeimai kaip AJ, paskutinį kartą buvo matytas Aštonon Riblės rajone, Prestono mieste, Lankašyre, Anglijoje 2026 m. sausio 24 d. Liudininkai pasakojo, kad jį matė apie 22:30 val. tą vakarą, tačiau jie negalėjo pateikti policijai jokios papildomos naudingos informacijos. Kai jis tą vakarą negrįžo namo, buvo pranešta apie jo dingimą, o toje vietoje, kur jis buvo paskutinį kartą matytas, buvo patikrintos vaizdo stebėjimo kameros. Ir būtent tada tyrėjai padarė stulbinantį atradimą, kuris juos labai suneramino dėl jo saugumo. Vaizdo įraše matyti, kaip AJ'us dideliu greičiu bėga iš Stocksraudo į Blackpoolo kelią. Jis kerta kelią, dar labiau paspartindamas žingsnį ir išlieka kameros matymo lauke apie 10 sekundžių. Priėjęs netoliese esantį kampą, AJ'us staiga sulėtina tempą iki greito ėjimo ir nepaaiškinamai nusprendžia vėl pereiti į kitą gatvės pusę, žvilgtelėdamas atgal į tą pusę, iš kurios atėjo. Tada jis pasuka į Šelio kelią ir dingsta iš matymo lauko. Taip pat buvo patikrintos ir kitos teritorijoje esančios kameros, tačiau jos daugiau neužfiksavo AJ'us, o jo šeima nerimauja laukdama žinių, kur jis dingo po šio pastebėjimo. Buvo spėliojama, kad jį kažkas persekiojo, tačiau kadangi įraše daugiau niekas nepasirodo ir jis geriausiai ima eiti, tai nebuvo patvirtinta. Teritorija, kurioje buvo užfiksuotas įrašas, išnaršė policija, tačiau jiems nepavyko rasti jokių užuominų, kurios padėtų nustatyti AJ'aus buvimo vietą. Ir daugiau liudininkų, galinčių pranešti apie papildomus pastebėjimus, neatsirado. Siekiant paskatinti žmones prisiminti ir tikintis gauti daugiau užuominų, AJ'aus nuotrauka buvo išplatinta Lankašyre, kad bet kokie galimi liudininkai galėtų pranešti, jei jį atpažintų. Policija pabrėžė, kad nemanoma, jog AJ'us pateko į kokius nors nemalonumus, ar kad jis būtų padaręs ką nors blogo. Jie pridūrė, kad jų pagrindinis tikslas yra surasti AJ'ų ir saugiai sugrąžinti jį artimiesiems. Jie pridūrė, kad planuojama surengti dar kelias paieškas ir paprašė visuomenės išlikti budriai, jei kas nors pastebėtų AJ'ų. Tokiu atveju jie turėtų kuo greičiau susisiekti su pareigūnais, kad ta vieta būtų kruopščiai ištirta. Žinoma, kad AJ'us turi ryšių su Avenue ir New Hall rajonais Prestono mieste. Taip pat jis turi ryšių su Londonu ir Manchesteriu. Tačiau atrodo mažai tikėtina, kad jis tiesiog persikėlė į vieną iš šių rajonų, nes tokiu atveju jis tikriausiai būtų susisiekęs su savo šeima. Byla laikoma skubia, o tyrėjai tikrins visas gautas užuominas. Išsamaus aprašymo nėra pateikta, tačiau vaizdo stebėjimo įrašuose matyti, kad jis vilki juodą paltą ir juodą kepurę. Vienoje paviešintoje nuotraukoje jis taip pat dėvi tai, kas atrodo kaip veido kaukė prie burnos. Visi, galintys suteikti papildomos informacijos apie šį atvejį, turėtų susisiekti su nacionaliniu pagalbos numeriu 999 arba paskambinti 101, nurodydami žurnalą 1159 sausio 25 d. Max Headroom transliacijos signalo įsilaužimas. Garsiausias televizijos įsilaužimas, kuris 1987 m. lapkričio 22 d. vieną tingų sekmadienį paliko Čikagos žiūrovus sukrėstus iki kaulų smegenų. Tai buvo vakarinės žinios, mirbenčios fone, vedėjas pasiruošęs pasakojantis tos dienos įvykius, nuo tragedijų iki pergalių. Žiūrovai tik buvo pradėję įprastą rutiną, kai WGN TV transliacija staiga buvo pertraukta baisiausių televizijos įsilaužimų istorijoje. Statinių garsas pažymėjo akimirką, kai vyras su guminė Max Headroom kauke pasirodė vietoj naujienų studijos vaizdo. Nuo to laiko interneto diskusijų forumuose apie tai kalbama, spėliojama, kas slypėjo už šio garsaus įvykio ir kodėl. Tačiau regis niekas dėl pietų televizijos pertraukos nekėlė tų pačių klausimų. Pastaroji buvo kur kas keistesnė, netgi turėjo tamsesnių bruožų, kurie Jungtinę karalystę paliko panikos būsenoje. Pietų televizijos pertrauka įvyko ištisų dešimtmečių anksčiau nei Max Headroom incidentas. Buvo lapkričio 26, tai pietų Anglijos gyventojai pradėjo įsitaisyti savo sofose. Buvo šeštadienis, maždaug 17:10 min. Kai ITN žurnalistas Andrews Gardneris atsisėdo priešais studijos geltoną sieną ir pradėjo pasakoti apie svarbų įvykį nutikusį dabartinėje Zimbabvėje. Tai buvo susirėmimas tarp saugumo pajėgų ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės išlaisvinimo armijos. O Gardneris dar nebuvo net pusiaukelėje savo apžvalgos, tai staigus vaizdo trikdis televizoriaus ekrane vėl patraukė žiūrovų dėmesį. Keletą akimirkų tas vaizdo trikdis užsilaikė, kol pasigirdo gilus dūzgimas, pranešantis apie įsibrovėlio pasirodymo pradžią. Tai buvo gilus, iškraipytas balsas, kuris pertraukė naujienų pranešėją, sakydamas, cituoju, mes iš Ashtar Galactic Command dėkojame jums už dėmesį. Dabar mes paliekame jūsų egzistavimo lygmenis.
Tebūsite palaiminti didžiulę kosmoso meilę ir tiesą. E.T. primenantys garsai buvo tiesiog neraminančios, o kalba tęsėsi net 6 minutės. Mes esame čia, tęsėsi kalba, ir jūsų žemėje ir aplink ją yra daugiau būtybių, nei pripažįsta jūsų mokslininkai. Pietų gyventojai liko sutrikusi dėl to, ką tik išgirdo. Vos tik panika pradėjo rimti, ekranas vėl sudrebėjo. Dabar pietinis televizijos logotipas dominavo ekrane, o po kelių sekundžių į eterį sugrįžo Gardneris, pranešdamas, kad įvyko garso trikdis, atsiprašydamas už gedimą ir sakydamas, kad jie jau sprendžia šią problemą. Buvo pasiūlyta keletas teorijų, galinčių paaiškinti šio įsiveržimo priežastis. Nes mintis, kad ateivis, perimantis tiesioginę transliaciją ir teigiantis esąs Ashtar Command atstovas, o pati ši savoka gyvuoja nuo 1952 metų, akivaizdžiai buvo atmestina. Vietoj to žiūrovai pateikė labiau tikėtinų pasiūlymų, įskaitant mintį, kad nuobodžiaujantis asmuo turintis mėgėjiškų įsilaužimo įgūdžių perėmė signalą dėl pramogos, tiesiog norėdamas parodyti, kaip lengva tai padaryti ir koks būtų rezultatas. Remiantis vienu iš pareiškimų, kuriame žiūrovams buvo liepta sunaikinti karo ginklus ir diskutuoti taikiomis temomis, kai kurie padarė išvadą, kad tai galėjo būti nuoširdus bandymas sustabdyti smurtą, kurį įgyvendino antikarinė grupė. Buvo manoma, kad į pietų televizijos transliaciją galėjo įsilaužti kultas, bandydamas verbuoti narius. Tačiau tam nėra jokių įrodymų, o ši teorija iš tikrųjų netitinka transliacijos žinutės. Nepaisant naujų tyrimų, nedaug kas paaiškėjo. Kaltininkas, jei teisėsauga jį nustatė, visuomeniai lieka nežinomas, kaip ir keisto įsibrovimo motyvai. Pats įsibrovimas šio vaizdo įrašo metu vis dar tebėra mįslė ir niūrus momentas UK TV. Buvo atlikta keletas paieškų, siekiant surasti 66 metų Samuelį Smithą, kuris dingęs nuo 2026 metų kovo 2 dienos ir nuo to laiko nebendravo su jokiais pažįstamais. Samuelis yra kilęs iš Konės, Pendlo rajone, Lancashire, Anglijoje. Tyrėjai pareiškė, kad yra labai susirūpinę dėl jo gerovės, todėl paprašė visuomenės pagalbos jį surandant, nes iki šiol nepavyko rasti jokių užuominų apie jo buvimo vietą. Tam jie paviešino vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, kuriuose matyti paskutiniai žinomi Samuelio judesiai prieš jam nepaaiškinamai dingstant. Policija tikisi, kad kas nors jį pastebėjo nuo tos dienos, kai buvo pranešta apie jo dingimą. Žinoma, kad Samuelis turi ryšių ne tik su Kolnu, bet ir su Bernlio rajonu, todėl tų vietovių gyventojų prašoma būti budriems ir pastebėjus jį nedelsiant susisiekti su policija. Paskutinį kartą jis buvo matytas apie 10:30 val. Kovo 2 dieną ir tai sutampa su vaizdo stebėjimo kamerų įrašu, kuriame matomas Samuelis ir kuris dabar paskelbtas viešai. Jį užfiksavo kameros Skiptono kelyje, tačiau jo judėjimas po šio pastebėjimo lieka nežinomas. Vaizdo įraše matyti, kaip jis eina šaligatviu, bet tada pasuka link gatvės ir pereina tarp dviejų raudonų stovinčių taksi automobilių. Prieš pradėdamas kirsti gatvę, jis pažiūri į kairę, o kai išeina iš kameros matymo lauko, daugiau nebepasirodo. Per kelias dienas po įvykio, tyrėjai peržiūrėjo daugybę valandų vaizdo stebėjimo kamerų įrašų, tikėdamiesi, kad Samuelis bus vėl pastebėtas. Tačiau deja, taip nebuvo. Jie taip pat beldėsi į namų duris toje vietovėje ir klausė, ar kas nors matė Samuelį, tačiau teigiamų rezultatų nesulaukė. Kalnų gelbėjimo komandos buvo pasiųstos į apatinio Fall Ridge rezervuaro teritoriją, ieškoti bet kokių galimų ženklų, kur galėjo būti nuėjęs Samuelis. Tačiau šios pastangos taip pat buvo nesėkmingos, todėl tyrėjai ir jo šeima jaučiasi nusivylę, nes daugiau jokių užuominų nerasta. Praeinant vis daugiau laiko, jo šeima vis labiau nerimauja dėl jo gerovės ir jau kelis kartus kreipėsi į visuomenę, ragindama pranešti, jei kas nors žino ką nors apie Samuelio atvejį ir tikimasi, kad tokia informacija netrukus bus gauta. Kol kas jo šeima pateikė policijai naujausią Samuelio nuotrauką. Ir ji buvo išplatinta plačiai, kad būtų kuo labiau atkreiptas dėmesys į jo dingimą. Kuo daugiau žmonių matys šią nuotrauką, tuo didesnė tikimybė, kad kas nors prisimins svarbią detalę. Policija taip pat pareiškė, kad pradeda vykdyti skaitmeninius tyrimus, tačiau susilaikė nuo informacijos apie tai, kokie tai tyrimai. Gali būti, kad jie stebi Samuelio banko sąskaitas, jei juose pasirodytų kokia nors veikla. Tačiau tai išlieka tik spėlionėmis, nes tyrimas vis dar vyksta. Samuelis apibūdinamas kaip turintis trumpus žilstančius plaukus ir šviesias akis. Jis yra maždaug 6 pėdų ūgio, dažniausiai nešioja akinius, o dingimo metu turėjo žilą ir raudoną barzdą. Kai jis buvo paskutinį kartą matytas, vilkėjo juodą paltą ir juodas kelnes. Taip pat galėjo turėti juodą odinę striukę ir Sainsbury prekybos centro maišelį.
Jei turite kokios nors naujos informacijos apie Samuelio bylą, prašoma skambinti skubios pagalbos numeriu 999 arba kitu numeriu 101, nurodant kovo 2 įrašo numerį 0652. 90-ųjų viduryje ir pabaigoje Al Capone buvo pagrindinė miesto tema. Amerikos prohibicijos laikų gangsteris buvo dominuojanti figūra Čikagos organizuoto nusikalstamumo pasaulyje nuo 1925 iki 1931 metų. Jis tapo žinomiausiu gangsteriu Jungtinėse valstijose, įkvėpimu romanams ir filmams, taip pat diskusijų tema ankstyviesiems pramogautojams ir YouTube kūrėjams. Vienas iš Al Caponės legendos bruožų buvo tariama saugykla, kurį jis buvo paslėpęs Lexington viešbučio rūsyje, kuris tarnavo kaip jo požeminė būstinė. Būtent šią legendinę ypatybę televizijos laidos vedėjas Geraldas Riveras manė, kad iš to išeis įdomi, žiūrovus pritrauksianti laida. 1986 metais Amerikos televizija įgyvendino būtent šią idėją ir pristatė tiesioginę transliaciją Al Caponės seifų paslaptis. Rivera, tuo metu dar nežinomas ir jaunas vedėjas, turėjo būti šios mokamos transliacijos vedėju, kuri žadėjo tiesiogiai per televiziją atidaryti neseniai atrastą seifą. Laidas skelbė, kad ten bus rasta krūvos pinigų, galbūt skeletų liekanų, kontrabandinio alkoholio, ginklų ir kitų užmirštų artefaktų. Milijonai nekantraujančių žiūrovų įsijungė stebėti tiesioginės transliacijos ir savo akimis pamatyti atskleidimą, kiekvienas sumokėjęs nedidelį mokestį, kad sužinotų, kas slepiasi už durų. Rivera veda žiūrovus po mažai žinomas tunelių sistemas po Čikagą, atlieka asmeninius interviu su tais, kurie pažinojo Scarfėjų ir galiausiai atsiduria prie Lexington viešbučio, apleisto ir byrančio nuo nepriežiūros. Per artimiausias 2 tiesioginės valandas Rivera atskleidžia keletą Al Caponės gyvenimo, viešbučio ir jo veiklos aspektų. Kol galiausiai mažas statybinis automobilis įvažiavo į betonu užantspauduotą kambarį, pažymėdamas pirmąjį kartą, kai šis seifas buvo vėl atidarytas. Ir visa tai vyko tiesiogiai per televiziją. Prasiskverbęs pro paskutinę dalį, Rivera buvo priverstas pripažinti savo žiūrovams, kad už tos sienos nieko nėra. Jis buvo tuščias, be nieko įdomaus, dėl ko būtų verta laukti tas 2 ilgas valandas. Žiūrovai visoje šalyje liko nusivylę šiuo atskleidimu, tačiau bent jau jie sužinojo daug apie Alo Caponės gyvenimą. Manoma, kad 2025 metais Morgan apygardoje buvo apiplėštas bankomatas ir tai nebuvo tiesiog atsitiktinis nusikaltimas, nes tyrėjai mano, kad kaltininkai nusikaltimą kruopščiai suplanojo iš anksto. Apiplėšimas įvyko Traditions banko skyriuje, Pricevillyje, Alabamos valstijoje, apie 8 val. Ryto, 2025 m. Liepos 24 d. Ta rytą banko darbuotojos, visos moterys, kaip tik pildė bankomatus grynaisiais, kai prie jų pribėgo grupė žmonių. Priėję prie vietos, jie puolė darbuotojas ir pareikalavo atiduoti visus turimus pinigus. Laimiai, banko darbuotojos yra apmokytos vykdyti tokius reikalavimus, kad situacija nepaūmėtų ir jos liktų sveikos per apiplėšimą. Šiuo atveju jos vykdė plėšikų nurodymus ir atidavė pinigus. Nusikaltėliai surinko tiek pinigų, kiek galėjo, ir tada skubiai pasitraukė, įšokę į netoliese stovėjusį automobilį. Tada buvo iškviesta policija ir pradėtas tyrimas, tačiau įvykio vietoje nebuvo rasta jokių įkalčių, galinčių padėti tyrėjams atpažinti bent vieną iš plėšikų. Tačiau jie rado vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, kurie dabar paskelbti viešai, tikintis, kad kas nors atpažins bent vieną iš šių nusikaltėlių, vis dar besislapstančių nuo teisėsaugos. Kai pasirodė žinia apie apiplėšimą, prie tyrimo prisijungė dar 4 agentūros. Pabėgimo automobilio valstybiniai numeriai aiškiai matėsi įraše, tačiau vėliau paaiškėjo, kad numeriai buvo pavogti Huntsvillyje prieš kelias savaitės iki įvykio. Be to, manoma, kad plėšikai greičiausiai nėra kilę iš Pricevillio, nes jie būtų lengvai galėję patekti į teritoriją, kurioje yra bankas, dėl netoliese esančio tarpvalstybinio greitkelio Interstate 65. Keista, tačiau nė vienas iš plėšikų atrodo neturėjo jokių ginklų, todėl nė vienas darbuotojas nenukentėjo, nes jie spėjo pabėgti į pastatą ir pranešti pareigūnams. Tyrėjai nusprendė neatskleisti, kiek pinigų buvo pavogta, tačiau jie atskleidė, kad tai buvo didelė suma. Nors plėšikai beveik neabejotinai yra kilę iš kitur, tikimasi, kad kas nors juos atpažins ir jie greitai bus sulaikyti, kad galėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Vaizdo įraše matyti, kad jie vilki tamsiais drabužiais, džemperiais su gobtuvais, mūvi pirštinės ir dėvi veido kaukės, nors vienas vyras vilki šviesesnius džinsus, o visi atrodo liekni.
Minėtas automobilis yra tamsios spalvos sedanas, tačiau nežinoma, ar jo suradimas padės nustatyti įtariamuosius. Vaizdo įraše matyti 3 vyrai, vykdantys nusikaltimą, tačiau spėjama, kad šioje byloje gali būti įsivėlęs ir 4 asmuo. Tačiau tai kol kas dar nėra patvirtinta. Taip pat paaiškėjo, kad kelios panašūs plėšimai buvo įvykdytos skirtingose vietose savaitėmis iki šio įvykio, tačiau nežinoma, ar jas įvykdė ta pati plėšikų grupė. Tyrėjai paprašė visuomenės narių atidžiai peržiūrėti paskelbtas nuotraukas ir susisiekti su jais, jei atpažintų kurį nors iš nusikaltėlių. Visi, turintys tokią informaciją, raginami susisiekti su Priceville policijos departamentu telefonu 256-350-4613. Skambinantieji gali likti anonimiški, jei to pageidauja. Tai buvo ankstyvas 1991 metų kovo 3 rytas, kai Rodnis Glennas Kingas, Bryantas Allanas ir Fredis Helmsas važiavo 210 greitkeliu Los Andžele. Rodnis ankstesnę naktį buvo išgėręs kelis gėrimus ir, kaip teigiama, važiavo viršydamas leistiną greitį. Jų automobiliu susidomėjo Kalifornijos greitkelių patruliai, sutuoktiniai Timas ir Malnė Singeriai. Jie įjungė švyturėlius ir pradėjo persekioti Hyundai Excel. Rodnis, kaip teigiama, nerimavo dėl galimos kaltinimo vairavimu apsvaigus, kas būtų buvęs lygtinio paleidimo pažeidimas. Todėl jis leidosi į 8 mylių gaudynę su policija, bandydamas išvengti baudos. Galiausiai jis suprato, kad pastangos bevaisės ir automobilis sustojo po to, kai keliu lėkė 117 mylių per valandą greičiu. Tačiau kai Rodnis sustabdė transporto priemonę, už jo jau buvo 3 automobiliai ir sraigtasparnis. Vairuotojui ir 2 keleiviams buvo liepta išlipti iš transporto priemonės, tikintis greito sulaikymo ir vėlesnio kaltinimo, kaip ir numato tokiose situacijose taikoma tvarka. Tačiau vietoj to jie susidūrė su neregėtu žiaurumu. Allanas ir Helmsas iš karto pakluso, tačiau vis tiek buvo žiauriai sumušti. Rodnis ilgiau nei kiti išlipo iš transporto priemonės, o kai tai padarė, policija, įtardama, kad jis yra apsvaigęs nuo narkotikų, manė, jog jis turi ginklą. Tada, kaip įsakė seržantas Teisis Kunas, 4 pareigūnai puolė ir sulaikė Rodnį. Tai 4 buvo Lorenzas Paulas, Teodoras Brisenas, Timotis Vindas ir Rolandas Solanas, ir jie nustatė, kad Rodnis nebuvo apsvaigęs nuo narkotikų ir nebuvo sužeistas. Netoliese gyvenantis gyventojas George'as Holiday'us buvo pažadintas garsų, kurie sekė po susidūrimo ir iš karto pradėjo filmuoti. Tai, ką jis užfiksavo, buvo ryškiausias piktnaudžiavimo valdžia pavyzdys. 53 stiprų smūgiai lazda, keli pareigūnų spyriai ir tempimas asfaltu, kol buvo laukiama medicininės pagalbos. Rodnis patyrė veido lūžį, sulaužytą čiurną, išmuštus dantis ir nuolatinę neurologinę žalą. Ta naktį Holiday'us užfiksuotas vaizdo įrašas buvo paviešintas, o apklausa parodė, kad 92% žmonių mano, jog pareigūnas panaudojo perteklinę jėgą. Praėjus maždaug savaitei, 4 pareigūnams buvo pareikšti kaltinimai dėl užpuolimo ir perteklinės jėgos panaudojimo. Teismas buvo laikomas nesąžiningu, todėl buvo suburta antra rasinių požiūrių įvairesnė prisiekusiųjų komisija. Pakartotinis teismo procesas buvo numatytas 1992 m. balandžiui ir po beveik savaitę trukusių svarstymų visi 4 pareigūnai buvo išteisinti. Visuomenės reakcija į tai buvo tiesiog chaotiška. Ši reakcija tapo žinoma kaip 1992 m. Los Andželo riaušės. Tai buvo pilietinių neramumų serija, prasidėjusi centrinėje Los Andželo dalyje balandžio 29 dieną, praėjus valandai po to, kai meras paskelbė apie išteisinimo sprendimą. Protestuodama prieš tai, grupė paauglių išėjo į gatves, keršydami bendruomeniai ir sakydami, tai už Rodnį Kingą. Riaušės prasidėjo nuo nedidelės jaunų vyrų grupės, kuri greitai išaugo iki 100 žmonių. Kartu jie nusiaubė Los Andželo gatves, daužė automobilius lazdomis, plėšė parduotuves ir kūrė gaisrus. Pirmąją naktį, nepaisant neramumų, policija nieko nedarė. Jiems buvo įsakyta atsitraukti ir nekreipti dėmesio į skambučius numeriu 911 apie riaušes ir plėšimus. Kai Los Andželo gyventojai suprato, kad neramumai neslūgsta praėjus valandoms po nuosprendžio paskelbimo, kameros pradėjo filmuoti. NBC LA archyvuose buvo tiesioginės transliacijos įrašai, užfiksavę įvykius nuo to momento, kai jie pradėjo vykti. Per 1 minutę neapdorotos medžiagos matome, kokio masto tapo tai, kas prasidėjo kaip nedidelis protestas. Fone siautėja gaisrai. Dūmų stulpai juodina dangų, primindami didžiulį miško gaisrą.
Vaizdo įrašas iš gatvių rodo automobilių spūstį ir gyventojus bėgančius gatvėmis su pavogtais daiktais rankose. Naujienų reporteriai užfiksavo įtemptas akimirkas tarp policijos ir riaušininkų, kai teisėsaugas sąmoningai stengiasi perimti situacijos kontrolę. Automobiliai buvo padegti, vėliavos uždegtos, parduotuvių vitrinos išdarkytos. Tai buvo gryna anarchija, transliuojama tiesiogiai visai šaliai stebėti. 6 dienas neramumai tęsėsi. Dėl jų keli tūkstančiai žmonių ir policijos pareigūnų buvo sužeisti. Mažiausiai 6000 žmonių buvo suimta, 2000 verslų sunaikinta, o visame mieste padaryta žala siekė $1 milijardą. 1993 metais Teisingumo departamentas surengė dar vieną teismą 4 pareigūnams, kurie buvo laikomi sukilimo kurstytojais. 2 pareigūnai buvo nuteisti 30 mėnesių kalėjimo, o kiti buvo išteisinti, tačiau atleisti iš Los Andželo policijos departamento. Rodnis gavo $3,8 milijono kompensaciją viskam pasibaigus. Oklando Kalifornijos muziejus šiuo metu bendradarbiauja su FTB meno komanda, siekdamas išsiaiškinti, kas 2025 m. spalį pavogė iš muziejaus apie 1000 artefaktų. Agentūra paskelbė vaizdo stebėjimo kamerų įrašus apie įvykį ir paprašė visų, kurie atpažįsta 2 kaltininkus, pranešti, kad jie galėtų būti suimti. Apiplėšimas buvo įvykdytas ankstyvomis 2025 m. spalio 15 valandomis vienoje iš muziejaus išorinių saugyklų. Tarp vertingesnių pavogtų daiktų buvo keli pinti Amerikos indėnų krepšiai, tačiau vagys išsinešė kur kas daugiau. Tarp daiktų buvo papuošalai, dagerotipai, raižyti kaulo dirbiniai, politiniai rašikliai, apdovanojimų juostelės, suvenyriniai žetonai ir net nešiojamieji kompiuteriai, kuriuos patalpoje buvo palikę darbuotojai. Nors dauguma tokių apiplėšimų yra kruopščiai suplanuoti iš anksto, policija mano, kad šis nusikaltimas buvo įvykdytas pasitaikius progai ir kad plėšikai tiesiog atsidūrė netinkamoje vietoje netinkamu laiku. Apiplėšimas įvyko apie 3:30 val. Ryto, kai sandėlyje nebuvo budinčio apsaugos personalo. Tačiau pastate buvo įrengtos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo kameros. Tačiau signalizacija nesuveikė, kai 2 nusikaltėliai pateko į patalpas. Kitą rytą darbuotojai atvyko į savo pamainas ir buvo šokiruoti, kai suprato, kad įvyko apiplėšimas. Jiems buvo pavesta išsiaiškinti, kokie artefaktai dingo ir paaiškėjo, kad buvo pavogta apie 1000 eksponatų. Draudimo vertintojai vis dar sunkiai dirba, bandydami nustatyti tų daiktų piniginę vertę. Tuo tarpu FTB paskelbė saugumo kamerų įrašus, kuriuose tą rytą buvo užfiksuoti 2 vyrai, vykdydami nusikaltimą. Įraše matyti, kaip vienas vyras įeina į kadrą iš po kameros, o kitas prieina iš kito kambario galo. Jų veidai uždengti kaukėmis, o nors jie eina greitu žingsniu, jie neatrodo išsigandę ar pernelyg skubantys atlikti savo nedorą užduotį. Kita lauko kamera parodo, kaip vienas iš vyrų pirmiausia eina link kameros, o paskui nuo jos tolsta, laikydamas prie burnos ir nosies audinio gabalą, kad paslėptų savo tapatybę. Reikėtų pažymėti, kad visi šiame pastate saugomi artefaktai nėra numatyti eksponuoti muziejuje. Tačiau jie vis tiek yra kultūriškai reikšmingi, todėl tyrėjai deda visas pastangas nustatyti kaltininkus ir grąžinti daiktus į patalpas, kurioms jie priklauso. Kadangi abu vyrai nesirinko jokių konkrečių daiktų, manoma, kad jie tiesiog atsitiktinai pateko į pastatą ir spontaniškai nusprendė pavogti tiek artefaktų, kiek tik galėjo. Pirmasis iš 2 plėšikų, apibūdinamas kaip lieso sudėjimo, vilkėjęs mėlynus džinsus, ilgomis rankovėmis languotus marškinius, baltą veido kaukę, juodą kepurę ir juodus batus. Antrasis buvo stambaus sudėjimo, vilkėjo mėlynas kelnes, mėlyną džemperį su gobtuvu, juodas pirštines ir baltus batus su juodomis detalėmis. Nėra atskleista, ar FTB mano, kad dar kas nors buvo įsitraukęs į apiplėšimą, tačiau šiuo metu manoma, kad šie 2 vyrai veikė vieni. Taip pat lieka neaišku, ką kaltininkai darys su pavogtomis prekėmis, nes jiems tikriausiai bus sunku parduoti šiuos daiktus bet kokiam legaliai veikiančiam verslui. Visi, kurie atpažįsta šiuos vyrus, prašomi susisiekti su Oklando policijos departamentu telefonu 510 2383 955. 51. Prieš išpopuliarėjant išmaniesiems telefonams ir socialiniams tinklams, daugelio televizijos stočių žurnalistų komandos turėdavo skubėti į įvykio vietą, išsitraukti kameras ir pradėti filmuoti vykstantį įvykį, kad žiūrovai namuose galėtų stebėti pasaulio įvykius, kurių patys negalėjo pamatyti. Taip nutiko ir 2004 antrąją Kalėdų dieną, kai Sky News žurnalistai ir operatoriai skubiai sėdo į savo sraigtasparnį ir išskrido į Indoneziją.
Pabudę nuo šiurpaus riksmo ir šauksmų iš paplūdimio, gyventojai ir poilsiautojai pamatė, kaip jų namus greitai užlieja juodas, griausmingas vanduo. Gyventojai atsidūrė košmare, kuriame laikas tarsi sustojo ir jie kovojo už savo gyvybės. Panika ir juodas vanduo kilo dėl 9,1 balo stiprumo žemės drebėjimo, kuris vos prieš kelias akimirkas įvyko prie šiaurės Sumatros vakarų pakrantės. Buvo beveik 8 ryto vietos laiku, kai žemė smarkiai sudrebėjo, taip stipriai, kad pažadino tsunamį iš vandenyno gelmių. Per kitas 7 valandas milžiniškų vandenyno bangų virtinė nusiaubė pakrantės regionus net iki Rytų Afrikos, o labiausiai nukentėjo Indonezija, Šri Lanka ir Tailandas. Kai kuriuose vietovėse bangos pasiekusios krantą siekė 30 pėdų ar daugiau, nusiaubdamos pakrantę. Iš viršaus Sky News fiksavo padarytą žalą, atskleisdama siaubingą įvykį likusiam pasauliui, kuris buvo toli nuo šio pragariško įvykio vietos. Oro vaizdo įrašuose matėsi išsibarstę namai, kai kurie vos pusiau stovintys, tarp to, kas atrodė kaip pelkė. Vos keli medžiai liko nepaliesti tarp chaoso, o šalia jų sugriuvę ištisi pastatai. Nuolaužos, transporto priemonės, keliai ir kiti infrastruktūros gabalai plūduriavo upe, tarsi tuščiaviduriai rąstai. Namai buvo nuplauti nuo savo pamatų ir srovės nunešti į vieną vietą, kur susitelkę sudarė tarsi susigrūdusią užtvarą. Visa kita žemė buvo išlyginta bangų jėgos. Tsunamis sukėlė milžinišką sunaikinimą ir daugybę gyvybių netekčių palei Indijos vandenyno pakrantę. Antrosios Kalėdų dienos tsunamis tapo vienu didžiausių kada nors užfiksuotų gamtinių katastrofų. Pakeisdamas ankstesnį rekordą, jis apėmė 15 šalių ir ypač smarkiai smogė šiauriniai Sumatros daliai. Žmonės liko be namų, kai kurie dingo be žinios, maisto beveik nebeliko, švaraus vandens buvo sunku gauti, o medicininės pagalbos suteikimas tapo tikru iššūkiu. Dar blogiau buvo tai, kad pagalbos darbuotojai negalėjo pasiekti tam tikrų vietovių be didelių pastangų. Keliai buvo nuplauti, o pilietinis karas vis dar tęsėsi. Ši teritorija taip pat patyrė ilgalaikę aplinkos žalą. Kurortai, žemės ūkio laukai, kaimai ir žvejybos plotai buvo visiškai sunaikinti arba užversti nuolaužomis ar sūrių vandeniu, kuris užnuodijo augalus. Ekonominė žala siekė beveik $5 milijardus. Buvo prarasti 141 000 namų, sunaikinti 8 uostai ir 4 kuro saugyklos. Tai buvo katastrofiška. Las Vegaso policija 2025 metais paskelbė, kad FTB siūlo atlygį kiekvienam, kas galėtų suteikti informacijos apie kazino mieste įvykdytą apiplėšimą. Ir jie paviešino stebėjimo kamerų įrašus su ieškomu nusikaltėliu. Įvykis įvyko maždaug 10:30 vakaro. Tų metų lapkričio 13 dieną, kai į Rampart Casino Las Vegase įėjo kaukėtas vyras, turėdamas vienintelį tikslą – pabėgti su kuo daugiau pinigų. Tyrėjai atskleidė, kad kaltininkas pateko į kazino per automobilių stovėjimo garažą, o tą naktį užfiksuotoje saugumo kamerų medžiagoje aiškiai matyti, kad jis apiplėšimą planavo jau kurį laiką, nes atėjo pasiruošęs, jo veidas buvo paslėptas nuo kamerų. Jis vilkėjo mėlyną ir geltoną apsaugos darbuotojo striukę, tamsias kelnes, juodą veido kaukę, balistinį šalmą, pirštines ir mėlynus akinius nuo saulės. Jis tikrai žinojo, kad apiplėšimas bus užfiksuotas kameromis, todėl pasirūpino, kad tuo metu budėjusiam personalui jo veidas būtų matomas tik iš dalies. Vaizdo įraše matyti kazino darbuotojas stovintis už stalo zonoje, vadinamoje kasa, ir po kelių akimirkų matyti, kaip prieina plėšikas. Tačiau šiuo momentu darbuotojas dar nė nenutuokė, kad tuoj įvyks apiplėšimas. Vyras pasilinkė prie prekystalio ir kreipėsi į kasininką, tačiau netoliese esantis apsaugos darbuotojas atrodo pastebėjo keistus vyro drabužius ir prieina prie jo iš nugaros. Tikriausiai jis ketino paprašyti vyro nusiimti šalmą ir akinius nuo saulės, tačiau vos tik plėšikas jį pamatė, išsigando. Jis atsitraukė nuo langelio ir išsitraukė didelį šaunamąjį ginklą, kurį nukreipė tiesiai į apsaugininką. Apsaugininkas, kai buvo liepta, pakėlė rankas ir pasitraukė nuo langelio. Plėšikas sugrįžo prie prekystalio ir šioje vietoje paviešinta filmuota medžiaga baigėsi. Kasininkas pakluso jo reikalavimams ir atidavė pinigus, kurie tuo metu buvo kasoje. Tačiau tai nėra vienintelė įtariamojo filmuota medžiaga. Kita kamera užfiksavo įvykio vietą, kai jis pabėgo dviračiu ir buvo matyti, kaip jis mina pedalus, o šalia jo buvo maišas pilnas pinigų. Tuo pačiu metu kazino darbuotojai paskambino numeriu 911 ir pranešė policijai, kad ką tik buvo apiplėšti.
Las Vegaso metropolijos policija sureagavo į iškvietimą ir nuvyko į kazino esančio Rampart Bulvaro 200-ame kvartale Summerlin rajone. Pavogtos pinigų sumos neatskleidė, nes tyrimas vis dar vyksta. Tačiau sprendžiant iš maišo dydžio, su kuriuo pabėgo plėšikas, manoma, kad tai buvo didelė suma. FTB prisijungė prie tyrimo ir siūlo $5,000 atlygį kiekvienam, kuris suteiks informacijos padėsiančios nustatyti ir sulaikyti kaltininką. Visi, turintys tokią informaciją, prašomi susisiekti su Las Vegaso metropolijos policijos departamentu telefonu 700 2800 28 3591 arba su Crime Stoppers telefonu 385-5555. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka mygtuką. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte mūsų būsimų įkėlimų. Mano vardas Top 5 Unknowns ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.